Labas. Sveiki, malonu. Man matyti, vadovai paradoj. Priklausom, tai kad niekam nereikia. Niekam nereikia. Laikraščio Forto redaktorius Antanas Lesys su žmona Jovita. Versmės leidyklos projektų vadovas Andrius Krizulevičius. Čia kaip vienuolė nupiriau, kad dabar žydo medžiai, žiūrėjau į nutolstančią laimingą jūsų porą, kai mano šleifo ūką nunešė nepilnamečiai. Thank you.
šiame krašte mokytojų. Gal pirmiausia, aš juos ir pristatysiu, tai Jovita Minevaitė Lesienė. Prašom atsistoti. Ir Antanas Lesys. Kiek žinau, neatvykęs ir šioje mokykloje kažkurį laiką. Mokytojų pasiaukojamą darbą, jų tikėjimą šio krašto atlietuvinimo idėjų. Mokytojų, kurie nepabūgę pavojaus, skatino mokinius, jų tėvelius ir vietinius gyventojus kalbėti gimtąją lietuvių kalbą, pažinti Lietuvos istoriją, puoselėti lietuviškus papročius bei etninę kultūrą. Tik perskaitę šią knygą ir pažvelgę į to meto kuklias nuotraukas suprasime, kad šie lietuvybės puoselėtojai, mokytojai perdavė mums nepriklausomos Lietuvos piliečiam tokias vertybes kaip tautiškumas, patriotizmas, pasiaukojimas, žmogiškumas, drąsa ir pasitikėjimas lietuviškų žodžių. Sakiau, išleido Versmės leidykla knygą, atsakingas redaktorius Andrius Vizulevičius, kaip matot, kalbos redaktorė Violeta Baltušytė, viršelio dailininkas Rimantas Tomasonis ir maketuotoja Nijolė Juozaitė. Pakviest visus atsistoti ir tylos minutę pagerbti tuos žuvusius ir dirbusius čia tos mokytojus šitame krašte ir visus, kurie saugoja lietuvybę. Projektų vadovą Andrių Vizulevičių trumpai tarti apie knygos atsiradimo istoriją ir tikslus. Prašau. Labą dieną. Pirmiausia, tai noriu padėkoti už šiandieninį renginį. Mūsų knygai atsirado vietų susitelkti į jūsų dienos suplanuotus renginius. Tai dabar, kadangi laiko nedaug, tai mes esame sutarę su Arūnu Gudavičiumi, kad aš trumpai papasakosiu, kaip mes susitikome su autoriais, kaip ta knyga atsirado. Pradėti gal reiktų nuo to, kad Versmės leidykla jau beveik 20 metų, didžiausias projektas jos yra Lietuvos valsčių monografijos. Kas nežino, tarpukario Lietuvoje buvo apie 400 valsčių, dirba ištisus metus dauguma istorikų, šiaip patriotiškų žmonių nusiteikusių. Ir tikriausiai tas toks didžiausias darbas vyksta vasaros metu, kai yra organizuojamos ekspedicijos. Yra kiekvieno valsčiaus redaktorius paskirtas, kuris organizuoja grupę žmonių, savanorių, dažniausiai šiaip besidominčių to krašto kilusių žmonių ir važiuoja savaitę, dviem į tą kraštą, ten atlieka tyrimuosius darbus, kalbasi su vietiniais gyventojais. Tai kadangi mano šaknis yra iš Aukštadvario, Trakų rajone, mano senelis ten to krašto, tas gan garsus šviesulys buvo ir aš labai iniciatyvos didelės ėmėsis, puoliau į tą ekspediciją ir rugpjūčio 1 dieną pereitų metų mes 6 žmonių grupelė atvykome 2 savaitėm tyrinėti tą kraštą. Ir taip atsitiko, kad kažkuria viena iš tų savaičių Aukštadvario seniūnijoje, viešėdami pas Aukštadvario seniūnę, susitikom už bendro stalo ir kerdami arbatą išsišnekėjom, kad štai Antanas ir Jovita turi paruošę medžiagą tokiai knygai, Šalčininkų kraštą. Ir mane tas iškart užkabino vien dėl to, kad mano amžinatilsį senelis, kaip minėjau, šviesulys to krašto, profesorius, medicinų daktaras. Jisai dar man būnant vaiku iš savo jaunystės pasakojo daug atsiminimų ir būtent man užsifiksavo, kad tas kraštas irgi buvo susijęs su lenkinimu, lietuvybės išsaugojimu ir pats senelis jame aktyviai dalyvavo. Ir kadangi aš dabar čia kitai knygai ruošiu medžiagą, tai turiu jau paruošęs savo senelio biografiją. Tai jums leidus, aš trumpai keletą eilučių, kaip jis tai pasakoja būtent apie to meto savo išgyvenimus.
Jis gimė Lešiškių kaime, čia 6 km nuo Aukštadvario ir kaip ir daugelį netoli Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos tuo metu. Nors ir Lietuvos pusėje vietos Lenkai vykdė aršią kolonizacijos politiką. Nepaisydami ekonominės sankcijų ir nepalankaus požiūrio, Bizlevičių šeima pasirašė lietuviais tautybės dokumentuose. Priešiškumas Lenkų vykdomai politikai kaime paskatino berniuką anksti suvokti tautinį identitetą ir tapti lietuvybės puoselėtojų. Stasys Bizlevičius, mano studentas, pradėjo lankyti Lešiškių dvarininkės įkurtą lenkiškos pradžios mokyklą. Lietuviukams nepatiko eilėraščio formą dėkoti aukščiausiam gimus Lenkams, kabutėse, tad pašurmuliavę ir vertė herbinį erelį įžygiavo į Gudžionių lietuvišką pradinę mokyklą. Nors kelias į naują mokyklą nebuvo tolimas, tačiau botanų kirčiais klotas ir dažnai miške vaikus applanuodavo Lenkai, liepdami grįžti į lenkišką mokyklą. Jo, tai iš tikrųjų čia senelio tokia palikimas. Ir aš pervertęs tą medžiagą tikrai man pasidarė įdomu ir ėmiausi visų žygių, kad ta knyga pasirodytų. Tuo labiau, kad Antanas minėjo, kad jeigu niekos nedarysime, tai jinai paprasčiausiai nebus stalčiuose, apdulkės ir mes prarasime. Virsmės leidykloje ilgai nereikėjo kalbinti mūsų vadovo Petro Jonušo. Jisai visom rankom buvo už. Mes pradėjome tą visą darbą. Nors galiu pasakyti, kad jau buvo labai viskas tvarkingai autorių paruošta, mūsų ruoštos nuotraukos, tekstai. Leidyklai beliko tik tai padaryti kalbos korektūrą, maketuotojams sumaketuoti ir gal daugiau užstrigome ties viršeliu, nes buvo keletą variantų, bet man knygos redaktoriui kažkaip jau nelipo ir viskas. Ir čia pasitaikė irgi progą susipažinti su fotografu Klaudiju Driskiu, kuris ne vienus metus čia dalyvaudavo Šalčininkuose, kaip Lietuvos valstiečių laikraščio fotokorespondentas. Ir tiesiog su juo susisiekiau ir jis man pateikė visą pluoštą nuotraukėlį iš vasario 16-osios. Ir kur tiesiog aš pamatęs vaizdą iškart supratau, kad čia gali būti knygos viršelis. Knygutę išleidome labai nedideliu tiražu, 300 egzempliorių, nes jinai labai specifinė. Jokiais būdais, jokių komercinių minčių, tiesiog buvo tam, kad žmonės pamatytų, išgirstų ir tikslas tikriausiai tos knygos atsiradimo toks ir buvo, kad pagerbti tos žmonės, kurie tą didelį darbą dirbo švietėjišką, kovojo ir aš vėlgi matyt pasikartosiu, kad aš taip mačiau, kad čia nebūtinai Šalčininkų kraštas, o čia tiesiog tie visi žmonės, kurie visoje Lietuvoje tą darbą dirbo. Ačiū Jums. Ne kaip savo vyrą, bet kaip pedagogą, publicistą, muzikantą, poetą. Antanas labai kuklus ir dabar labai kritiškai mane žiūri, bet mažose Antanas yra sukaupęs didžiulę asmeninę archyvą. Jį sudaro nuotraukos, laikraščiai, žurnalai, knygos, laiškai, rankraščiai ir panašiai. Leidiniuose labai daug medžiagos apie Šalčininkų kraštą, buvusias ir dabartinės lietuviškas mokyklas, mokytojus, mokinius, jų vežėjai. Knygelė, ar net knyga yra mūsų išnešiotas kūdikis. Mes po pamokų važiuodavom į tos kaimus, lankydavom žmonės, bet dauguma žmonių mus sutikdavo labai nuoširdžiai, prisimindami savo vaikystę, lietuvišką mokyklą, Lietuvos mokytojus, padainuodavo lietuviškų dainų.
ir tai yra neįkainojami įspūdžiai, kurių visų ir negalėjom sudėti į šitą knygelę. Esame dėkingi Andriui Gudzilevičiui, kuris ėmėsi viso šito darbo ir mūsų knyga išvydo pasaulį. Labai jums ačiū už dėmesį, kad atėjot, kad mus pagalbėt. Tas laikas, kai buvo aukotas, tai knygai ne dėl savęs, aš tikiuosi, kad yra daugiau misionierių, ar kaip ten galime vardinti, kurie negaili savo laiko. Yra paukoja galimybę, kad antrai knygai, kad galėtų vėl pasirodinės medžiagos, iš tikrųjų yra ir jinai nesensta. Užbaigdamas, rengiamas kitas, čia trumpas laikas, ir pasiskaitykite tą knygą, tai būna jums kaip savotiškas vadovėlis. Nors aš pats, kaip autorius, mes su Evita, tai buvo, galima sakyti, juodraštis. Reikėjo būtinai atiduoti, reikėjo pakalbėti, ypatingai, kai mes žinome, kas dabar vyksta šitame krašte, ir būtinai tai atsiliepti. Bet žinau, kad jeigu ateis ta diena, kada reikės iškelti trispalvę vėliavą, ne vien tik per šventes, eisim, kovosim ir kovosim iki galo. Čia mūsų kraštas senas, miškų ir pievų kraštas pajūry. Jau nuo žilos senovės čia gyvena šio krašto sūnus, darbštūs ir geri. Čia Lietuva, čia pilkapėliai masto, prie Nemuno ir prie tylios Neries. Ir ar galėtum tu pasaulį rasti kitus tokius laukus, upes, girias? Ši nedidelė knygelė pateikė aiškų atsakymą į klausimą, kuris Lietuvos ir ypač Šalčininkų krašto žmonėms yra vienas svarbiausių ir brangiausių. Kaip gimė šis kraštas, kaip plėtojosi jo raida amžių eigoje, kaip jį paveikė okupantai ir kokių to padarinių jaučiame dabar. Kalbėtojas Lietuvių švietimo draugijos Rytas pirmininkas Algimantas Masaitis. Prašau, Algimantai. Šita versmės leidykla leidžia tokias knygas. Taigi, tai va norėčiau, ir kaip džiugu, kad šalia tų didžiųjų knygų, vis taip išeina tokia prielė, kad tokias knygutės gana patriotiškos, gana gražios, turiu omeny Žemaitukus. O dabar štai mokyklos, pasirodė knygutė, iš tai šiandien būti šventė, kur versmės leidyklos dėka mes galime kalbėti apie tą knygą. Dabar, o norėčiau pasakyti, kad tą knygutę būtina skaityti. Skaityti ką? Čia turbūt daugiausiai mokyti. Reikia mokyti skaityti. Matau jaunų vaikinukų, čia vadinasi, tai turbūt moksleiviai, reikia jiems skaityti. Taigi, yra visuomis atstovų, jiems reikia skaityti. Nes yra toks paprasta formulėlė yra. Pedagogais nebūtina visiems būti, bet pedagogiškais privalo kiekvienas pilietis būti. Taigi, jeigu mes tokios literatūros neskaitysime, jeigu jie nekreipsim dėmesio ir leidyklos mūsų tokių nesudarys sąlygų, tai mes nebūsim mūsų visuomenė. Kalbėtojas buvęs Eišiškių Stanislovo Raponionio gimnazijos direktorius Vytautas Dailidka. Jausiu čia pasveikinti su nepriklausomybės dieną, vasario 16 žymia data. Šiandien turbūt, jeigu neklysiu, 90 su viešininku autoriumi. Šios knygos susipažinome keliaudami departamentus, rimtomis kelionėmis po visą Lietuvą. Teko galvoti Žemaitijai ir Ukrainoje, kur mūsų kalba, mūsų tautos šviesolių, mūsų tautos valdovų atmintis yra gražiai saugoma. Trumpam žodžiui Lietuvos Tūkstantmečio gimnazijos direktorius Mantas Žilių. Ir apibendrinsim mūsų renginį. Mėly šventas dalyviai ir knygos pristatymo dalyviai, mėly autoriai, mielas redaktorė, iš tikro mūsų keliai su Jovita ir su Antanu susikirto ir tie keliai susisiejo gan senokai, nes pačių nepriklausomybės išvakarių pradžioje teko susipažinti su Jovita, kaip jauna mokytoja, atvažiavusi iš Šalčininkų kraštą. Klausimas,
Jeigu yra kova, tai turi būti pats objektas, o kas kovoja šitoje kovoje. Nes taip paprastai kovos nebuvo. Ir šitoje knygoje labai gražiai nušviestas tas dalykas, vis dėlto, kas yra objektas, kas yra kovotojas. Tas kovotojas yra mokytojas. Žiūrime, už ką dabar tas mokytojas kovoja. Mokytojas kovoja už šalčininkus. Kas tas šalčininkų kraštas yra? Lietuva. Ir Lietuvos išsaugojimas. Tai vat ir turime. Mes turime kovą, turime, kas yra tas kaimys ir už ką kovoja. Toliau dabar žiūrime, kur čia yra šitoje knygoje. Prastai kovos, bet tvirtovių nebūtų. Tai yra tvirtovė. Ir vėl mes įskaitome tas tvirtovės į lietuviškas mokyklas.